Vakar jūs girdėjot, kad šitas kaip jis aplinkos apsaugos ministras Kazlauskas parašė laišką Lukašenkai. Ar girdėjot? Ant tualetinio popieriaus. Ko jūs čia ironizuojate dabar? Nu, visų pirma, Lukašenka šiaip neskaito lietuviškai. Visų antra, labai abejotina, turbūt net neabejotina, kad Lukašenka neskaito ir angliškai. A visų trečia, apskritai, vapšė Lukašenka neskaito jokių popierių iš Lietuvos. Bet čia buvo laiškas su pasipiktinimu dėl to, kad Baltarusija statysianti atominę elektrinę prie Lietuvos. Čia buvo pasipiktinimo laiškas. Čia pats Kazlauskas parašė laišką su pasipiktinimu. Jūs ką nors girdėjot, kad Kazlauskas kam nors laišką rašytų? O čia jame ir parašė Lukašenkai. Čia ne juokas. Bet kiek Lukašenka Lietuvai gali daryti nuolaidų? Apklausė Uschopčiką. Tai ką, dar maža? Paleido, nesodino raitosios policijos vado. Ką dar maža? A dabar žmonės palikti be elektros. Čia jau žinot vapšė viskas. Tai gal kažkaip tai reikėtų dėrėtis, siūlyti ką nors malonaus ir protingo mainais. Pavyzdžiui, Lukašenko atsisako statyti elektrinę, o mes tada sutinkam, kad jisai Baltarusijos prezidentas iki galo galvos. O po to, kai galo galva, tai kad jo dar sūnus Kolė bus iki galo galvos. Čia jau sunkiai atmetami pasiūlymai. Dar leidžiam Lukašenkai kartą per savaitę aplankyti Akropolį, ir ten apsipirkti ir pačiužinėti. Dar kažko biški trūksta iki atominės elektrinės atsisakymo. Amžiną prezidentavimą Lukašenkai užgarantavo Grybauskaitė. Apsilankymą Akropolį užgarantavo laiške Kazlauskas. Dar kažko reikia. Tai kad blecha mucha tokiam vyrui daugiau neturim ką pasiūlyti. Tai ką gal kviesim į šitą bohemą, į Belhauptwacht, Dalios. O, klausyk, bingo, žiūrėk, jie neturi jūros ir dėl to labai kompleksuoja. Tai gal mes pakviečiam Lukašenką pasisvečiuoti Šventojoje, poilsio bazėje Energetikas, ten tokie faini namukai, tokie mediniai, tai Lukašenkai patiks. Bet reikia jam tada išrašyti lietuvišką pasą, Lukošiaus pavardę, nes jo į Europą neįleidžia.